Čia mano striukė. Už manęs matot gražų lietuvišką rudenį, o su šituo vaško blokeliu ruošime šlapiajam sezonui. Taip pat įdomu išmėginti lauko sąlygom visą tą operaciją, nes kai viską išvaškuosim, teks kišt po ugnim ir kaitinti tą vašką. Pradžiai atsakykime į klausimą, ką iš vis galima vaškuoti. Vaškuoti galima visą Fjällräven inventorių. Tai yra viską, kas puošiasi tokia laputė. Ir ant ko yra užrašyta G1000. O G1000 yra specifinė Fjällräven medžiaga, kuri susideda iš 65% poliesterio ir 35% medvilnės. Šį kartą vaškuosim tik viršutinę dalį, nes ten kliūna daugiausiai drėgmės. Procesas ganėtinai paprastas, pasiemat vaško blokelį ir braukėt jį per medžiagą, kol jinai maždaug tolygiai pabaltuoja nuo vaško. Maždaug tolygiai. Ką tai duoda jūsų rūbam, tai aišku duoda atsparumą vandeniui. Ne 100% nepralaidumą, bet pagerina atsparumą. Ir atsparumą vėjui. Ir kas dar šiek tiek geriau negu paprastas impregnantas, kad atnaujinat audinį. Nes šiaip čia labai panašus reikalas kaip impregnavimas cheminiam priemonėm. Tik kaip ir sakiau, atnaujinat audinį ir žymiai draugiškiau gamtai. Žymiai draugiškiau. Kaip ir sakiau, vaškuoju viršutinę dalį, nes rūbų viršus yra ta vieta, kur susidurs su daugiausiai drėgmės. Bet turėkit omeny, kad rūbai praranda šiek tiek lankstumo, kai juos išvaškuojat. Dar viena priežastis, kodėl vaškuoju tik viršų. Jei vidury vaškavimo pritrūksit drąsos, tai jie į vidų dažnai įsiūna instrukcijas. O dabar prie šiek tiek baisesnių reikalų. Ir labai įdomu, kaip vėjas trukdys ar netrukdys tam. Kai jau savo rūbą išvaškuojat, susilankstykit jį taip, kad būtų patogu laikyti virš ugnies. Ir aišku, stenkitės neprikišt per arti. Nes iškart nėra akivaizdu, kur tas taškas, kai pradeda lydytis vaškas. Bet labai vizualiai aišku, kai pasiekia tą tašką. Akivaizdžiai. Jeigu galvojat, kad vandens bus žiauriai daug, tai galit kelis kartus šitą procesą padaryti. Išvaškuojat, įlydot ir tada vaškuojat iš naujo. Atsargiai. Laukia žvarboka, pirštai sušalę ir gan sunku nuspręsti, kiek čia to karščio. Ir dar dalis to karščio nusipučia į šoną. Biškai pakilo vėjas ir atrodo, kad karštis niekur neišeina. Nu jo, jeigu išsirinksit vėjuotą dieną, tai daug kampų gaudyti reikės. Bet šiaip procesas malonus, įdomus, net šiek tiek raminantis. Ai. Ir neprilieskit dujinės. Neslėpsiu, laukia šita operacija yra ženkliai sudėtingesnė. Ir turėkit omeny, kad jeigu tai darysit viešai, tai žmonės į jus žiūrės keistai. Jeigu taupot savo laiką, ieškokit nevėjuotos vietos. Bet bendrai paėmus puikiai operaciją galit pasidaryti ir laukia. Tiem iš jūsų, kurie esat biški pritingintis, turiu gerą žinią, kad Fjällräven rūbus ir visą kitą inventorių galima impregnuoti su universaliu impregnantu. Bet jeigu norit būti draugiškesni gamtai ir norit, kad daiktai tarnautų šiek tiek ilgiau, rinkitės vašką. Impregnavimo priemonės ir Fjällräven rasit getbex.com. Jeigu buvo įdomu arba naudinga, paspauskit like, paspauskit subscribe, nusiųskit žmogui, kuriam tai būtų įdomu. Ir iki kitų kartų.